Labą dieną, esu Rokas Jarašius ir šiandien papasakosiu apie tai, kodėl svarbu suvokti gyvenimiškas situacijas, kurios mums įvyksta. Tarkim, kaip pavyzdys, įvyksta kažkoks konfliktas, ar šeimoje, ar su kažkuo tais iš pašalies. Ir kaip vis tas konfliktas, tas barnis arba pyktis, kaip jis pasireiškia mums subtiliuose lygiuose. Tuo metu subtiliam lygyje atsiranda kaip uraganas, uraganinė energija, kuri mus veikia. Tuo metu, kai tas atsiranda uraganas, mums tampa ganėtinai sunku, nemalonu ir sunku išlaikyti tą savitvardą. Ir tas uraganas, jeigu mes situacijos neuždarom, tas uraganas subtiliam lygyje, jisai sukasi tiesiog nuo mūsų nueina toliau. Bet jeigu mes tos situacijos nesuvokiam, tas uraganas anksčiau ar vėliau jis vėl priartėja subtiliam lygyje prie mūsų ir vėl mus veikia negatyviai. Tokiu būdu mes galim prastai pasijausti, galim būti pikti be priežasties ar nusiminę be priežasties. Aišku, iš tikrųjų yra tikroji priežastis, būtent to uragano subtiliam lygyje ateimas, bet mes jo nematome. Todėl labai svarbu, jeigu jūs, tarkim, įvyksta kažkokia konfliktinė situacija, nemaloni situacija, tai tiesiog pirmiausia reiktų tą situaciją priimti, kad tai tokia yra. Tada toj situacijoje vėlgi galime atsiprašyti to žmogaus, su kuriuo įvyko ta situacija, atleisti tam žmogui, atleisti savo, kad taip įvyko, apgalvoti, kodėl ta situacija įvyko ir kaip kitą kartą tokios situacijos išvengti. Tokiu būdu ta energija, uraganinė energija, pro mus, nes mes esame kaip kanalai, energetiniai kanalai, pro mus prateka ir daugiau jinai neateina subtiliam lygyje ir mūsų neveikia dažnai arba tam tikrais gyvenimo etapais. Todėl kiekvienoj situacijoj pabandykite įsiaiškinti priežastis, apgalvoti, kodėl taip įvyko, ką daryti, kad taip neįvyktų. Ir tokiu būdu daug lengviau jums bus. Taip pat galite, jeigu praeitie prisimenat kažkokias situacijas, konfliktinės situacijas, tokiu būdu būtent jas įsiaiškinti. Taip jūs automatiškai jau valysite savo karmą. Taigi, tiek ir iki.